Antradienį info studijoje žiūrėkite, valstybinio lygio civilinės saugos pratybų metu imituota atominės elektrinės avarija. Ką reikia žinoti elektrinių judumo priemonių vairuotojams? Dar 7 muziejai plačiau atvers duris žmonėms su negale. Visoje Lietuvoje vakar vyko valstybės lygių civilinės saugos kompleksinės pratybos. Buvo imituojamas avarijos Astravo atominėje elektrinėje atvejis. Apie 14 valandų 15 minučių Šiaulių geležinkelio stotyje išsilaipino 93 evakuojami gyventojai. Pratybų metu gyventojams teikta reikalinga medicininė, psichologinė pagalba, organizuojamas maitinimas. Visoje Lietuvoje šiandien vyksta valstybės lygio civilinės saugos kompleksinės pratybos. Imituojamas avarijos Astravo elektrinėje atvejis ir iš dalies kraštinių savivaldybių yra evakuojami gyventojai ir dalis jų bus evakuota į Šiaulių miesto savivaldybę. Evakuacijai parinktas kolektyvinės apsaugos statinys tai Šiaulių arena. Laukiame 98 vilniečių, kurie iš traukinių stoties bus pergabenti autobusais į būtent šį kolektyvinės apsaugos statinį. Tenais jiems bus suteiktos laikino apgyvendinimo paslaugos. Teiraujamės pareigūno, kokios Šiaulių miesto galimybės, kiek ir kur galėtų priimti evakuotų žmonių. Jeigu kalbam apie tokį atvejį, sakykime, evakuacijos iš tos dalies, kuri ribojasi su Astravo ta zona, ar ne, tai Šiaulių miesto savivaldybė turi 55 kolektyvinės apsaugos statinius, kurie bendrai galėtų talpinti apie 34 000 gyventojų. Na tai, sakykime, priklausytų nuo to evakuotų gyventojų skaičiaus, bet manau, kad būtų atsižvelgiama ir į miesto galimybės. Na, šiuo atveju mažesniais mastais bandome imituoti šią situaciją. Pratybos yra organizuojamos siekiant gerinti pratybose dalyvaujančių institucijų pasirengimą reaguoti į gresiantį ar susidariusį įvykį, ekstremaliąją situaciją, patikrinti specialistų pasirengimo lygį, taip pat išsiaiškinti pasirengimo trūkumus ir juos ištaisyti. Šiuo metu traukinio laukia gyventojų evakuavimo ir priėmimo komisijos nariai, taip pat policijos pareigūnai, turime ir greitosios pagalbos ekipažą. Taip pat mūsų transporto paslaugų teikėjas bus turas parūpins autobusus, kuriais ir bus gyventojai vežami į kolektyvinės apsaugos statinį. Mokymai aktualiausi institucijoms, kurios mokosi valdyti informaciją, rengti priemonės ir praktiškai įgyvendinti visas reikalingas priemonės būtent. Panašias pratybas galbūt kitomis temomis planuojama rengti ir ateityje. Prasidėjo paspirtukų sezonas. Primename taisyklės, kurių privalu laikytis važiuojant paspirtukais. Beje, šiais metais kelių eismo taisyklėse yra ir naujovių. Pirmiausia naujovė yra tai, kad paspirtukai riedlentės riedžiai yra vadinamos naujų terminų – mikrojudumo priemonėmis. Taip pat apribojamas jų greitis. Naujovė, kad įstatymų leidėjas numatė naują terminą mikrojudumo priemonė. Tai visos riedlentės, paspirtukai, riedžiai yra mikrojudumo priemonė. Apribojo galingumą iki 1 kW. Greitis konstrukcinis nedidesnis nei 25 km per valandą ir svoris nedidesnis nei 25 kg. Tai viskas, kas telpa į šitos rėmus, yra mikrojudumo priemonė ir patenka po šito pavadinimo. Populiariausia iš mikrojudumo priemonių yra paspirtukai. Jie sparčiai populiarėja, tuo pačiu daugėja ir eismo įvykių. Turėsime ateityje reguliuoti jų eismą, jau dabar yra poreikis, nes vyksta ir eismo įvykiai ir šiaip jie įsilieja į bendrą eismą, kur reikalingi tam tikros normos. Tai ką ir padarė įstatymų leidėjas, apribojo greitį. Paspirtukais galima važiuoti nedidesniu nei 20 km per valandą greičiu. Apribojo greitį, kada paspirtukas prasilenkia su pėsčiuoju, prasilenkia ar apvažiuoja. Tai gali važiuoti nedidesniu nei 7 km per valandą greičiu. Kilo reikalavimai saugos priemonėm, tai kaip šalmam, šviesos prietaisų naudojimui, tai šalmai reikalingi nepilnamečiams visada, pilnamečiams, kada važiuoja gatve.
Dar viena iš naujovių atsiradę draudimai, kur galima važiuoti mikrojudumo priemonėmis ir kur draudžiama. Dažnai pasitaikantis pažeidimas paspirtuku važiuojama per pėsčiųjų perėją, o to daryti negalima. Jį reikia prasivesti. Taip pat atsirado draudimai, kur galima eksploatuoti ir važiuoti paspirtukais, mikrojudumo priemonėm ir kur draudžiama. Tai galima važiuoti šaligatviais, dviračių takais, gatvėmis, tačiau jie yra dviračių takas gatve draudžiama važiuoti magistralėmis, greitkeliais, pėsčiųjų perėjom, didelė diskusija buvo, ar galima ar ne, tai vis dėlto draudžiama važiuoti pėsčiųjų perėjom. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad draudžiama važiuoti dviese, kas yra labai populiaru, matom, dažnai važiuoja, tai yra draudžiama važiuoti. Tai turėtų prasivesti, tas pats galioja ir dviratininkam, nebent yra dviračių pervaža. Tada nužymėta horizontaliuoju ženklinimu, kvadratais, puikiai žinome, ir tada galima važiuoti kirsti, įsitikinus, kad saugu be abejo. Važiuojant mikrojudumo priemonėmis tiek šviesiuoju, tiek tamsiuoju paros metu būtinos apsaugos priemonės. Beje, tamsiuoju paros metu jų reikės daugiau. Taip pat apribotas ir amžius. Važiuojant gatve šviesiuoju paros metu, tai reikalinga viena iš saugumo priemonių - liemenė su šviesą atspindinčiais elementais arba žibintai jungti priekyje baltos, gale raudonos. Važiuojant tamsiu paros metu, tai reikalingos abi saugos priemonės, tai yra ir liemenė, ir šviesos žibintai. Pribotas amžius, gatve gali važiuoti asmenys sulaukę 16 metų, nuo 14 iki 16 metų asmenims reikalinga išklausyti papildomus kursus ir gauti pažymėjimą. Iki 10 metų asmenys gali važinėti gyvenamųjų namų kiemuose, tačiau reikalinga suaugusiojo priežiūra. Virš 1 kW ir konstrukcinis greitis jie yra didesnis nei 25 km/h, svoris jie yra didesnis nei 25 kg, tai yra traktuojamas kaip mopedas. Ir galioja visos taisyklės, kas galioja mopedam, tame tarpe ir registracija. Nuo šių metų yra reikalavimas, jeigu mikrojudumo priemonė yra virš 1 kW ir konstrukcinis greitis yra didesnis nei 25 km/h, svoris didesnis nei 25 kg, reikalinga jų registracija. Kiekviena transporto priemonė turi savo identifikacinį numerį, kurį reikia registruoti. Registracija vyksta pagal regitros nurodytas taisykles. Naujienų agentūros Elta duomenimis kultūros ministro įsakymu 7 nacionaliniams valstybiniams ir savivaldybių muziejams skirta 227,7 tūkstančių eurų šių metų projektams pagal programą Muziejai žmogaus gerovei įgyvendinti. Tarp 7 muziejų, kuriems skirtas finansavimas, yra ir Šiaulių Aušros muziejus. Taip pat finansavimas skirtas Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, Lietuvos švietimo muziejaus, Vilniaus miesto muziejaus, Zanavykų muziejaus ir Prienų krašto muziejaus projektams. Svarbi projekto dalis - muziejaus edukatorių komandos mokymai, kaip parengti ir vesti užsiėmimus asmenims su negale. Šiaulių Aušros muziejus savo padaliniuose ketina sukurti ir įdiegti ekspozicijų vaizdo bei garso gidus, pritaikytus asmenims su negale. Projektai finansuojami 2021-2030 metų Kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės aukštos meninės vertės įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas veiklai. Muziejai žmogaus geroviai skirtomis lėšomis. Kasdienėje ekonomistų kalboje dažnai girdime teiginius apie ekonominio augimo džiaugsmus, galimybę daugiau sau leisti pirkti, investuoti ir leisti pinigus. Ekonomistai teigia, kad vasarį tiek mėnesio, tiek metinė infliacija nesiekia 1%. Taigi vartotojai gali džiaugtis, kad bent šiemet kainos nedidėja, tačiau įdomu, kiek tai atsispindi žmonių kasdieninę patirtį. Ar tikrai žmonės jaučia, kad gali sėkmingai sau leisti daugiau pirkti ir investuoti į save? Ką žinau, aš per daug neskaičiuoju, tai žinokit, nežinau. Prekių daugiau tikrai ne, o pinigų išleidžiu tiek pat daug. Tas pats, žinokit, tikrai nepajaučiau. Nepasijautė, kad gyvenimas gerai? Ne. Kiek algą pakelia, tiek išleidžiu daugiau parduotuvį. Matai, tikrai nesijaučiu. Daugiau tai ne kiek priklauso. O nes pensijos netokios, kad galėtum švaistytis pinigais. Kada gal? Kaip Kai būna akcijos. Asmeniškai man taip
taip. Nelabai žinokit šiais laikais. Kai pensija tokia, tai žinokit labai sunku išgyventi. Galim. Pensijos gaunam normales. Skaityk, buvo apie 1200. Daugelis apklaustųjų išreiškė, kad susiduria su finansiniais iššūkiais, kurie riboja jų galimybės leisti pirkti savo daugiau. Nepakankamos pajamos padidina finansinį spaudimą. Tačiau nors daugelis ir negali sau leisti daug pirkti, pastebima, kad gyvenimo kokybė pradeda gerėti. Pasiteiravus gyventojų, ar jų gyvenimas gerėja, didžioji dalis savo gyvenimo kokybę vertino optimistiškai. Aš senjoras, žinokit, pensija gera, tai gerėja, matai labai gerai. Patenkintas viskuo, kad į karų nebūtų daugiau, niekur sveikatos Dievas duotų. Nežinau, normaliai. Gyvenam, gerėja, ką žinau. Gal ne, bet šiaip. Nieko, viskas gerai. Mažiau dėjuoti ir eiti priekį, o ką? Kaip yra, taip yra. Gyvenam, išgyvenam ir neblogai. Kam geresnis, kam ne. Supratau, ačiū labai. Pensiją dviese gyvenam, pensijas gaunam, galim tik kentėti, galim gyventi. Nėra problemų dar tokių. Bet supratau. Ne, tikrai ne. Supratau. Tikrai ne. Taigi apklausa rodo, kad net ir sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis yra galimybių siekti teigiamų rezultatų ir pastebėti gerėjančią gyvenimo kokybę. COVID-19 pandemijos ir karantino metu savarankiškai dirbantys žmonės galėjo laikinai nemokėti einamųjų privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Sodra informuoja, kad artėja laikas susimokėti įmokas už karantino laikotarpį. Ta reikia padaryti iki balandžio 30 dienos. Visiems savarankiškai dirbantiems gyventojams Sodra praneš, kiek įmokų jie turi sumokėti, o pranešimai bus siunčiami į asmeninės Sodros paskyras arba elektroniniu paštu. Naujienų agentūra Elta skelbė, kad COVID-19 pandemijos metu, kol buvo paskelbta ekstremali situacija ir karantinas, savarankiškai dirbantys gyventojai turėjo teisę nemokėti einamųjų privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Net ir nemokėdami šių įmokų jie galėjo gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Nesumokėtas privalomojo sveikatos draudimo įmokas už karantino laikotarpį reikia sumokėti per 2 metus nuo ekstremalios situacijos pabaigos dienos. Jei šią mokestinę lengvatą žmogus naudojosi viso karantino metu, maksimali nesumokėta privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma vienam žmogui gali siekti 692,56 eurus. Jei žmogus negalės iškart sumokėti visos nurodytos privalomos sveikatos draudimo įmokų skolos, nuo 2024 metų gegužės 1 galės pateikti prašymą dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. Svarbu prisiminti, kad iki balandžio 30 dienos nesumokėjus nurodytos privalomos sveikatos draudimo įmokos ir nepateikus prašymo dėl jos sumokėjimo atidėjimo gali nutrūkti privalomojo sveikatos draudimo galiojimas. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio duomenimis Radviliškyje tragiškai prasidėjęs užgavėnių šventimas baigėsi sėkmingai. Į įvykio vietą dėl peiliu sužaloto žmogaus atvykę Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnai spėjo ne tik sulaikyti įtariamąjį, bet ir atgaivinti nukentėjusįjį. Ikiteisminio tyrimo duomenimis tarp neblaivaus 35 metų Radviliškio gyventojo ir kito taip pat neblaivaus 64 metų radviliškiečio kilo konfliktas, kuris baigėsi peilio dūriu. Jaunesnysis vyras perdurtu kaklu atsidūrė ligoninėje. Policijos pareigūnai apie perdurtą vyrą Radviliškyje pranešimo sulaukė vasario 10-ąją apie 6:30 vakare. Į įvykio vietą pirmiau už medikus atvykusios 2 reagavimo skyriaus tyrėjos pirmiausia turėjo griebtis nukentėjusiojo gaivinimo, kadangi kraujais paplūdęs vyras buvo pradėjęs mėlynuoti ir liovėsi kvėpuoti. Pareigūnės nepasimetė ir operatyviai pradėjo širdies masažą. Ta daryti teko ne vieną kartą, nes nukentėjusysis tai atsigaudavo, tai vėl prarasdavo sąmonę. Atvykusiems medikams jis buvo perduotas sąmoningas, tuo metu, kai pareigūnės gaivino sužalotojį, į įvykio vietą iškviestas kitas pareigūnų ekipažas sulaikė gretimame pastate gyvenantį įtariamąjį. Incidento tarp 2 vyrų kaltininkų tapo alkoholis. Nusikaltimo įrankis buvo surastas, įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo jam pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Besitraukiantis krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas numetė bombą, pareiškė, kad į viešuosius pirkimus susijusius su Lietuvos gynyba buvo norima ar bandoma kištis. Opozicinės partijos Seime pareiškė, kad apie dialogą dėl gynybos finansavimo negali būti jokių kalbų. Ko nori opozicija ir kaip į tai reaguoja konservatoriai, laidoje Alfa taškas kalbėjo Seimo narės Rasa Budbergytė ir Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Kokia yra konkrečiai opozicijos žinutė? Turbūt čia niekas nesako, ar ne, kad pinigų gynybai nereikia, kad nereikia ieškoti, iš kur jų paimti, bet jūsų pozicija tokia, kad jūs kol kas neketinate apie tai kalbėtis su valdančiaisiais? Na, tai, ką pasakė ministras Anušauskas šeštadienį nuėjęs pas prezidentą, tikrai šokiravo Lietuvos politikos lauką. Manau, kad ir daugelį žmonių palėtė tą, bjauri žinia, kuri buvo ištransliuota, sąmoningai ar neapdairiai, nežinau, būčiau linkus pagalvoti, kad ministras tikrai ėjo pasiruošęs, ką pasakys, ir jisai, mano supratimu, skaitė, pasirašęs tekstą, tai jis labai aiškiai pasakė, kad kažkokios korupcijos apraiškos yra galimos ir buvo bandyta daryti įtaką Krašto apsaugos ministerijos viešiesiems pirkimams. Mes žinome, kokie milijardai krašto apsaugai yra skiriami, kaip daug kainuoja viskas, ką bedarytumėme toje sistemoje. Todėl tokia žinia sukėlė nerimą, nes jeigu valdantiesiems nepavyko susitarti Seime dėl mokestinės reformos, kai ėjo kalba apie rizikas, kad Europos komisija gali sustabdyti RRF lėšų, skirimą Lietuvai, todėl kad mes nesugebam susitarti dėl nekilnojamo turto mokesčio. Kaip padidinti biudžeto pajamas, tai aš manau, kad tokiam laukui šešėliniam apie galimą korupciją krašto apsaugos sistemoje atsiradus, kalbėtis, tai, ką bando daryti premjerė, irgi nesuprantamas man formatas, sausio mėnesį jinai sukviečia vieną pasitarimą, dabar po kiek laiko kviečia kitą pasitarimą, kuriame pateikiami kažkokie tai labai eklektiški 4 variantai ir maždaug mes diskutuokim. Ką mes diskutuosim, ką mes galime diskutuoti? Mes galime apsikeisti įžvalgomis, bet nebūtinai pas premjerę, kuri yra kandidatė į prezidentus. Mes galime, ką šiandien ir padarėme, apsikeitėme opozicinės frakcijos savo įžvalgomis, kaip mes matome, kaip gali būti finansuojamas gynybos tas poreikis papildomas. Beje, tas poreikis jau buvo aišku, kad reikia 300 milijonų daugiau, tuomet, kai buvo svarstomas šių metų biudžetas. Tuomet ministras lengva ranka nusileido ir pasakė, gerai, aš padedu maždaug, nukeliu kitiems metams galbūt tuos 300 milijonų, nes kiti metai tai bus maždaug ne mūsų vyriausybė. Taip galima buvo suprasti, aš taip įsivaizduoju, kad viduje galėjo jie taip diskutuoti. Taigi šiandien opozicinės frakcijos labai nori aiškių atsakymų iš STT, kuriai generalinė prokuratūra pavedė ištirti, ar yra ten tik tai koks nors pakalbėjimas, ar ten tikrai yra kažkokių rimtesnių dalykų. Tai gali STT padaryti labai greitai, daug netempiant ir apklausant tą patį ministrą, apklausant ir tai, kas kreipėsi į generalinę prokuratūrą, turiuomenį buvusi premjerą Skvernelį, ir išsiaiškinti ten tiesiog plepalai, ar iš tiesų rimti dalykai. Ir tuomet galima jau iš tiesų rimčiau galvoti apie tai, kaip mes toliau kalbam apie būsimą gynybos mokestį. ETA Plius. 5 žingsniai iki tavo miesto naujienų. Pasirink savo miestą. Preciziškas tikslumas ir užburianti elegancija. Tarptautinės sportinių šokių reitingo varžybos Sun City Cup. Šiaulių arenoje balandžio 20-21 dienomis. Finalai ir šou programa nuo 19 valandos. Informacinis rėmėjas LRT. Savaitę po šventų Velykų jau 41 kartą tradiciškai vyks festivalis Resurrexit, kuriuo šlovinamas ir muzika pasitinkamas prisikėlimas.
Didįjį trečiadienį nuskambės Peterio Vask mišios, festivalio uvertiūra, prisodrinta padidintos įtampos ir susikaupimo nuotaikomis ir kviesianti laukti prisikėlimo. Antrąją Šventų Velykų dieną atidarymo koncertu festivalis Resurrexit atvers vartus į visą savaitę vyksiančią šventę, spinduliuosiančią meilę Dievui, žmogui ir muzikai. Raminančiomis klasicistinėmis harmonijomis ir dinamiškomis šiuolaikinėmis kompozicijomis prasidėsiantis Resurrexit džiugins įspūdingais renginiais, vesiančiais į iškilmingą Velykų savaitės muzikinį finalą, uždarymo koncertą, kurio metu klausytojai mėgausis įspūdingais Felikso Mendelsono Bartholdy muzikos fejerverkais. Gražios šventės, prasmingo prisikėlimo. Festivalio rėmėjai Šiaulių miesto savivaldybė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, uždaroji akcinė bendrovė Verslavita. Artėjančiuose prezidento rinkimuose nauji lyderiai. Brangus Lietuvos gyventojai, apsisprendžiau kandidatuoti į gyvenimą. Skirkite 1,2 % savo GPM mamų unijai ir balsuokite už vėžio pakirstus būsimus prezidentus. Trečiadienio dieną daugiau šilumos ir pragiedrulių. Artimiausią naktį iš antradienio į trečiadienio orai nesikeis, dangus išliks gausiai debesuotas, oro temperatūra sieks vos 1–2 laipsnius šilumos. Pastovios krypties šiaurės vakarų vėjas bus ramus, jo gūsiai visoje apskrityje numatomi iki 2 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną orai neženkliai keisis, dangus giedrysis, visoje apskrityje gali pasirodyti ir trumpalaikiai saulės spinduliai. Pirmoje dienos pusėje oro temperatūra sieks 4 laipsnius šilumos, įdienojus sušils iki 6–7 laipsnių. Pastovios krypties pietų vėjas 5–6 metrai per sekundę.